Labas, esu Kristina ir šį kartą noriu pasidalinti informaciją apie Essence antibakterinį gelį. Tai iš tikrųjų pirmiausia, ką tu turi žinoti, kad antibakterinis gelis yra reikalingas tam, kad virusai neplistų. Aš pradžioje irgi galvojau, kad tai yra nereikalinga išmeslas, bet iš tikrųjų mes labai didelį kiekį virusų parsinešam į namus, todėl iš tikrųjų labai geras įprotis yra su šitu antibakteriniu geliu vaikučiams dezinfekuoti rankas po darželio, nes jie iš darželio labai daug atneša tau į namus mikrobų, kurie galbūt nesusirgo ir būtų nesusirgę, bet jie parneša į namus, taip pat po parduotuvę prekybos centrų. Kas iš tikrųjų labai fainas su šitu antibakteriniu geliu, kad vaikai nesipriešina. Kai būdavo purškiami antibakteriniai geliai, vaikams iš tikrųjų smirdėdavo, kartais jeigu būdavo žaizdelės ant rankų, tai jie iš tikrųjų nenorėdavo, traukdavo rankutes ir kai mes pakeitėm šitą antibakterinį gelį, tai jokių pretenzijų nėra. Šitą antibakterinį gelį daugumą jo sudaro alijošiaus gelis. Todėl, jeigu yra kažkokia žaizdos ant tavo rankų arba ant vaikučių rankučių, tai jokio nėra perštėjimo. Dėl to yra labai smagu, labai fainai, bet plus jis ir dezinfekuoja, nes jame yra sudėtos dvi dalys. Tai yra dezinfekcinis skystis plus alijošiaus gelis. Dėl to jisai yra su tokiais žaliais burbuliukais, kaip matai. Pakuotė yra patogi. Pakuotė, kas yra fainai rankinukai, jinai nesusispaudžia, neišbėga niekada per 3-4 metus, kartų neišbėgo. Taip pat COVID metu mes naudojam puikiai ir nesusirgom, tai reiškia savo funkciją atlieka puikiausiai. Taip pat, kas yra labai svarbu, tai yra kas svarbiausia, kad nepalieka lipšnumo. Būtent to žmonės negali pakęsti. Bent jau mums taip pat, pavyzdžiui, nėra smagu, kai yra purškiamas, dėl to, kad man, pavyzdžiui, nepatinka, kai žmogus šalia purškia ir valo rankas, dėl to, kad pasklinda, kvėpavimo takus patenka, mes nežinom, kada šalia gali būti žmogus, kuris serga astma ir tiesiog mes galime jam pakenkti jo sveikatą, arba galbūt yra nešia mamytė, galbūt yra mamytė pagimdžiusi, kuri žindo ir labai kvėpavimo takai jos yra jautrus, gal yra vyresnio amžiaus žmogus, todėl man labai patinka, kad aš šalia esantiems žmonėms nesudarau diskomforto, tai galbūt jeigu tu esi toksai žmogus, tau bus aktualu. Ir šitas dezinfekcinis iš tikrųjų skystis pas mumis, tarkim, tai yra vis laik automobilyje, rankinėje, namuose, nes turim įprotį, kad tiesiog po darželio mašiną dezinfekuoja. Jeigu mes kažkur važiuojam pavalgyti, galbūt greito maisto nori užkasti, irgi dezinfekuojam. Ir sakau, vaikai nesipriešina, patogi pakuotė. Ir parodau, jį reikia suspausti tam, kad jisai išbėgtų. Jis yra tokiu gelio pavidalu, kaip sakiau, tai yra alijošius ir dezinfekcinis skystis. Tada mes jį ištrinam ir kas labai svarbu, iš tikrųjų, kad būtent nepalieka to lipšnumo jausmo, nes to labai žmonės būtent nemėgsta, kad tu eini, bet ką čiupinėjai ir viskas limpa. Taip pat automobilyje labai galima gerai dezinfekuoti ir patį vairą, iš tikrųjų, su šitų skysčių, nes jis nieko nepalieka, bet jo kvapas labai malonus yra, nes alijošius turi tą savo tokį specifinį skanų kvapą, tokį malonų, tiesiog tokį švarumo, gaivumo. Ir nežinau, jeigu, pavyzdžiui, būtų lipšnumas, tai mano rankos šiaip blizgėtų, jeigu liktų kažkas ten jo. Tai iš tikrųjų nieko nelieka visiškai ant rankų, jokio lipšnumo, nieko, bet rankos, sakau, sveikos ir tikrai per tiek laiko tiek vaikam naudojam, tiek savo naudojam, tiek rekomenduojam, taip pat dovanojam, iš tikrųjų ir klientam padovanojam tokią priemonę tiesiog, nes, kaip sakau, su virusais galima prisipirkti papildų ir eterinių aliejų, bet geriausia prevencija galbūt yra iš tikrųjų natūralus maistas, obuoliai, taip toliau ir dezinfekcija, tiesiog plauti rankas dažnai prieš maistą, po maisto, tiesiog jeigu kažkur važiuojam, jau į parduotuvę dezinfekuojam rankas pastoviai. Ir, pavyzdžiui, aš anksčiau nemėgdavau dezinfekuoti rankų tol, kol buvo purškiami, nes man, sakau, kai automobilyje tas kvapas yra šalia, namuose, koridoriuje, man nepatinka labai tas kvapas, purškimas. Tai tiesiog galbūt, jeigu tu toksai žmogus esi, čia yra tai, ką iš tikrųjų mes visą laiką stengiamės turėti, dėl to, kad pastoviai palaikom rankų higieną ir tos rankos yra labai malonios. Mes net ne dėl tų virusų, bet tiesiog dezinfekuojam rankas, kad būtų patiems smagiau, maloniau, net kai vasarą, kai suprakaituoja rankos, arba žiemą, kai galbūt irgi pakeitėsi pirštinės ir pirštiniai buvo sušutusi ranka. Tai labai rekomenduoju, nes, sakau, pagrindas yra alijošius ir dezinfekcinis gelis ir iš tikrųjų jis labai yra pamėgtas, nes naudojasi labai ilgai ir patogi pakuotė, neišbėga ir tai yra tikrai kokybiška, nes esu nekartą turėjus, kur susispaudus priemonė išbėga. Tai čia tikrai ne ir naudojasi, nešiojasi, čia pas mane jau nežinau, šitas tai jau galbūt apie tikrai kokius 5 mėnesius, tai aš jau jį tikrai turiu, dėl to, kad kaip matai, išpylus jo normaliai lieka. Tai labai rekomenduoju tavo šeimai, būkite sveiki, saugokit save, ačiū, kad esi, iki kito karto, nepamiršk prenumeruoti ir uždėti like.